Dabar kodėl aš gerai vairuoju? Tai kodėl pas mane nėra nei vieno auto įvykio? Nes tave apgavo Kauno automobilių turguje. Aš esu puikus vairuotojas, be nei vieno įvykio, be nei vienos avarijos. Kitas dalykas, kaip reikia vairuoti. Kaip? Visada reikia žiūrėti į priekį. Į priekį? Visada reikia žiūrėti į priekį. Jeigu kažkas priekyje stabdo, jau tu matai, kad stopas dega, Gesint? automatiškai irgi stopą jau spaudė. Čia nereikia Petrai, patylėk. būti daugiau nebeaiškiais. Nes jeigu jis įstoja, turi įstoti ir tu. Visada reikia laikyti kuo didesnį atstumą, kiek įmanoma palaikyti atstumą kuo didesnį nuo priekinės mašinos. To, kas turi atsitikti, būtų neatsitikę. Visada turi kontroliuoti mašiną. Visada tu turi būti pasiruošęs, tu visada turi galėti sustoti. Tu visada turi galėti važiuoti. Tu visada turi galėti pasižiūrėti šoną. Tu visada turi galėti apsižvalgyti. Tu visada turi viską kontroliuoti. Kontroliuotojų vairą laikyk. Tu visada turi viską žinoti, kur kas yra. Jopsvai, man dabar tu žinosi, kur stotelė yra. Patys kalti. Patys kalti. Dabar galėsi pieščias vaikščiot. Jokios mergos iš kelio neišves.